Sveiki. Na ką, einam tyrinėti Šventosios orų. Matau, kad ateina didelis debesis ir galvoju, ar jis ateis būtent į Šventąją ir praeis pro šoną, nes planuoju eiti pagroti ir jeigu jis ateis į Šventąją, tai ne kažką, nes paskui aš nespėsiu susikraut daiktų ir pabėgti nuo lietaus. Tai man geriau iš karto numatyti, kas kur. Tai aš dabar pirmą kartą bandysiu įkopti į Šventosios bažnyčią ir pažiūrėsim, kaip ten viskas atrodo. Visa šventoji iš aukštai. Na va, atėjom prie bažnyčios ir bandysim užkilt į viršų. Jinai tokia ganėtinai aukštoka. Jau girdžiu ir graustinis, ir debesis vis artėja, tai greičiausiai lietaus bus. Moteris padėjo eiti į vidų, neturėjau euro monetas, tai tiesiog kartu praėjom per vieną šitą, bet aš paskui vis tiek po 50 centų įmečiu vidų ir žiūriu skaitę, tai reiškia viskas gerai. Ne, neįsmukau zuikiu. Tai va, bandom eiti į viršų. O čia va taip viskas atrodo. Oho, aukštai. Ganėtinai. Čia dar visokių patalpų daugiau yra. Matosi statosi. Ar nesistato, bet nepabaigta čia dar. Lipam. Nežinau, nebeskaičiuoju, kiek čia aukštų. O, dar tokie 1, 2, 3. 6 lipimai, dar tokie ratukai. Dar 6 ratukai liko. Geras sportas. Nebuvo progos į kalnus palaipyti, tai dabar lipam į bažnyčią. Visai gerai. Vaizdelis pro langą. Fainai. Turėtų geras vaizdas viršuje. Jau ne kartą mačiau iš drono, bet savo akimis pamatyti irgi visai įdomu. Beveik. Čia tamsa. Nu va. Atrodo viršus. Nu va, iškylam virš. Liko metras ir mes jau būsim ant stogo bažnyčios. O, gerai atrodo. O tenai jau jūra matosi. Gražu, tikrai gražu. O tenai juodi debesis. Jau lietučio bus. Manau, tikrai. Ir jau čia nepavyks pagroti, bent jau reikės palaukti, kol viskas praeis. Taip apačiai atrodo.
O ten alėja. Kažkur tai toj vietoj groju. Ten Šventosios jau gatvė pagrindinė, kur visi Titanikas, Paršelių rojus, atrakcionai. Ten švyturys. O ten kažkur tai toj gatveliai nuomojas kambariuką. Tai va toks bažnyčios stogas, toks vaizdelis iš viršaus. Manau, tikrai verta užlipti. Euriuką kainuoja, bet smagu. Smagu tikrai pasidairyti. Nu va, vaizdelis. Iš tikro man tai labai patinka netgi tas kontrastas, kai būna vienoj pusėje saulėta, vienoj pusėje toks vaizdas praktiškai kaip ir giedras su kažkiek debesėlių, o kitoj pusėje jau juoda, nu ne juoda, bet labai jau tamsus mėlynas dangus, tai tas kontrastas labai fainas. Dar būna toksai, kai saulė ir iš karto ateina audra ir tamsus debesis ir ta saulė dar po tos audros debesis kažkiek prasišviečia, toks silver liningas atsiranda, tai žiauriai gražu, turbūt vienas gražiausių dalykų danguje, kas man gali būti, tai būtent tas momentas, kai susiduria ir saulėtas dangus, dar saulė ir audra kažkokia tai ateinanti ar praeinanti. Tai kelis kartus teko gyvenime tokius matyti įspūdingus vaizdus, tai tikrai vertas reginys. Labai fain, labai geras jausmas užlipus ant Šventosios bažnyčios. Tai būtinai, būdami šventoji, užsukit ir jūs. Na ką, pabuvom viršuje, galim leistis į apačią. Svarbu neužkliudyti su kamera viršaus. Bandom leistis. Oho, čia siauro biškį. Reikia kažkaip pralys, kad neužgauti kameras. Ir toliau jau paprasčiau. Gerai atrodo apačia. Kas būsit, būtinai užsukit, pasimankštinsit, va čia palipsit į viršų, lifto nėra, aišku, jeigu galit lipti. Ir tada pamatysit fainą vaizdą, tokį, kokį aš matau dažnai iš drono. O čia pamatysit gyvai savo akimis, tai tikrai verta dėmesio. Pabuvom viršui, grįžom atgal. Dar lietusis neprasidėjo, tai nelabai ir suprantu, ar čia teisis ar neteis, nes tai debesis man atrodo, kad jis eina čia, bet kažkaip, atrodo, kad jie ateina, bet labai jau lėtai. Man atrodo, vėjas nedidelis, tai dėl to čia tas greit ir nevyksta debesų slinkimas. Bet man toks jausmas, kad jie tikrai ateina. Na taip, nesuklydau. Pradėjo lynoti ir jaučiu įsilinos stipriai, tai reikia tepti slides namo. Ir gal paskui grįšiu, kai truputį pragiedrės. O dabar maunam, kol dabar čia dar nepradėjo kaip iš kibiro lyst.